Kas labai džiugina, kad šiaip tokia konferencija man labai tarpusavėje atrodo susijusi. Tiek ir pranešimai, tiek diskusijos. Tai kažkaip tokia dvasia labai norisi pratesti tą prieš tai buvusią mūsų diskusiją. Ten pradėjom kalbėti apie tėvų vaidmenį ir galvoju, kad kaip gali mokytis vaikas, jeigu tėvas nesimoko, tai tas toks labai natūralus perėjimas yra. Ir Tadas, diskusijos dalyvis, sakė, kad Pietų Korėja turi tokią inovaciją, suaugusius žmonės kviečia mokytis. Tai matom, kad ir mes tokią inovaciją turim. Programa veikia, norim 60% suaugusių žmonių įtraukti ilgainiui ir žmonės gali mokytis. Tik kad jaučiu kažkaip, kai aš kalbuosi su savo bendramžiais, kolegomis ir pats planuoju kitais metais pradėti vėl mokytis, tai taip visi išgirstu, sako, sako, aš tai jau nebesimokysiu, pabaigiau magistrą ir kažkaip sako, nenoriu. Tai pirmas klausimas mano būtų, tai pakalbėkime, o kokie tie stereotipai yra, kalbant apie suaugusių mokymasi ir kodėl tie žmonės bijo mokytis. Tai Tomai, gal nuo tavęs pradėkime. 15. Prieš tai pranešime, ar ne, pabaigos prezentacija skambėjo apie tai, kad mokymasis yra ne kančia, o džiaugsmas vis dėlto, ar ne? Tai aš vis juokauju, kad, man atrodo, vis dėlto mokymasis yra kančia, kažkokie pinktimi, atsiprašau, čia mano asmeninė gal pozicija, tik, turbūt kaip čia kančia reikia pozityviai iškesti, ir tu kiekvieną kančią pasidarai labiau kančia arba nelabiau kančia. Bet aš gal turiu atskleisti, kodėl aš sakau, kad mokymasis yra kančia, nes man kartais suaugusių švietimas yra toksai užlinksmintas, taip ne visai lietuviškai išsireiškiant, ar ne, ir kartais mes labai daug mokymosi džiaugsmo skleidžiam ir tik džiaugsmo. Viskas gerai, džiaugtis reikia, bet turbūt reikia ir tam tikrus ar ne dalykus padaryti. Bet jeigu prie stereotipizavimo ar stereotipų grįžtant, tai turbūt tas pasakymas, kad man jau gana, ar ne, turbūt vis tiek labiausiai susietas yra su suolu, ar ne. Nežinau, ar tai universiteto, ar profesinės mokyklos, ar tai tiesiog mokyklos suolų. Bet tai nėra tik apie mokyklos suolą, ar ne, netgi turbūt tai nėra apie mokyklos suolą, ar ne, tai yra, nežinau, mokymasis tau patogiomis priemonėmis, tau patogiu laiku ir ne mokyklos suolė, ar ne, įvairiose organizacijose, įvairiose pas įvairios specifinius teikėjus, tarkim, ar ne, kolegos sėdi iš kairės. Tai, nežinau, neturi pats atsakymo tikslaus, ar ne, tai tikrai yra kažkiek to tokio liūdno to stereotipo. Man galbūt, sakau, irgi nesinori apgaudinėti žmonių ir sakyti, kad mokymasis ar ne yra tik tai džiaugsmas, nes, tai yra darbas, ta prasme, tu turi suprasti, ar ne, bet galbūt kas dar labai svarbu, jog turbūt pas mus, mūsyse, mūsų šalyje, mūsų valstybėje vis dar trūksta turbūt to tokio iš tikro kertinio supratimo, jog, vis dėlto tai yra investicija ir tai yra tiek verslo investicija, ar ne, į save kaip įmonę, ar į augantį, ar dar tai kokį verslą, tai lygiai taip pat yra tavo asmeninė laiko investicija į tave patį, ar ne. Nežinau, į tavo sėkmę darbę, į tavo susikalbėjimą namuose ir panašiai. Tai tokie, galbūt mes tokie labai neegoistai esame ir esame nelinkę ar ne savo padėti, ta prasme. Ačiū labai, tai Inga, gal jums duosim tą patį klausimą. Klausimas buvo, kodėl sudėtėjo, Stereotipų turim labai daug apie mokymas ir mes, Inga, kai kalbėjom prieš diskusiją, kad tikrai tų gajų stereotipų yra apie suaugusiųjų mokymasi, tai kodėl tie suaugę neina mokytis, girdėjom, kad daugiau moterų eina, mažiau vyrų, tai įdomu. Tikrai taip. Kadangi vis dėlto atstovauju nevyriausybinę organizaciją ir būtent neformalaus švietimo organizaciją, ir mes jau 5 metus Lietuvoje organizuojam labai daug mokymų, tai reiškia, kad į metus, tarkim, turim virš 3000 studenčių moterų didžiąją dalimi, dabar ir vyram duris esam atvėrę. Tai drąsiai galiu sakyti, kad nesutikčiau su jūsų teiginiu. Aš manau, kad šiandien dienai Lietuvoje vis daugiau žmonių supranta, suaugusių žmonių supranta, kad viso gyvenimo mokymasis tai nėra tiesiog graži idėja, tai yra gyvenimo būdas, tai yra vertybė, kurią tu turi puoselėti ir nuolat ugdyti save, ne tik dėl to, kad būtum sėkmingesnis darbe, labiau užtikrintas dėl ateities, tarkim, darbo vietos ar ne, bet ir dėl to, kad kaip žmogus nuolat evoliucionuotum. Ir aš manau, kad čia labai stipriai pasitarnauja tai, kad visi kokybiški mokymų tiekėjai rinkoje pradeda žiūrėti, kaip padaryti programas su žaidybinė forma, kas yra mano nuomonė didžiulis pliusas. Kaip padaryti, kad maksimaliai būtų personalizuota, ar ne? Kaip sukurti bendruomenės jausmą, kur būtų palaikymo komanda, todėl kad mesgi žinom, kaip yra, ar ne? Pradžioje turi daug motivacijos, paskui motivacijos tai galbūt krenta. Ir motivacija toks jau dalykas, jinai nuolat migruoja. Tai kaip sukurti palaikymo komandą, jeigu tau nukrito motivacija, o draugas šalia sako, ei, pavarom dar tą vieną žingsnį.
Tai manau, kad iš tiesų Lietuvoje formuojasi šita stipri vertybė ir labai ženkliai prie to prisidėjo Kursuok platforma. Aš esu be galo laiminga, kad ten yra, nes tai suteikia labai daug žmonių galimybių mokytis ir ypatingai tiem žmonėm, kurie yra iš jautrių socialinių grupių. Atsivėrė duris, nes tu bet kur būdamas Biržuose, Mariampoliai, nežinau, savo virtuviai, netgi ligoniais, laukydamas artimai, mes tokių turim studenčių, tu gali mokytis. Super. Nadežda, jūsų paklausim, jūsų irgi inovatorių mokykla kitaip mokant yra. Tai kokius jūs stereotipus pastebit ir kaip jūs su tais stereotipais apsieinat, kaip organizuojat mokymą? Kaip organizuojam, tai čia valandos paskaita, bet... Tiek neturim. Inovatorių mokyklos esmė yra, kad mes duodam erdvę jau suaugusiam žmonėm praktikuoti visus savo įdomius įgūdžius ir drąsą, ir projektų vystymąsi, ir konfliktų sprendimą, ir ilgą sąrašą, ten buvo pora pavyzdžių ekrane. Ir tokį, gal pasakyčiau, kaip mokytoja, mano darbas toje mokykloje yra smegenų perprogramavimas. Ir žiauriai buvo faina paskaita, žmogaus jau nėra. Bet aš sėdėjau taip pat ant kėdės, sakiau, yes, kaip gražiai pasako žmogus ir man nereikės aiškinti, todėl kad nesugebėčiau viso to paaiškinti, nesu daktarė. Bet kad mūsų smegenys labai mėgsta pastovumą ir patogumą. Ir aš pritariu, mokymasis nėra patogus procesas. Ypač, kai tu esi suaugęs žmogus ir po 25, kai jau viskas ten užsistovėjo, išsivystė, mums visiems 25 čia. Racionalios smegenys išsivysto ties 25. Taip. Ir po to smegenys nori išlaikyti tai ir nieko nekeisti, ir tame gyventi ir mėgautis. Ir kad tas patogumas mums būtų malonus, reikia vystyti tą raumenį savo smegenyse. Ten neurons fire together, wire together. Tai mes, kaip žinote, kaip ta Pavlova tas ir šuo nori valgyti. Tai mums reikia tai vystyti, mums reikia tą mokymąsi padaryti, kad kai skamba žodis mokymasis, mes tokie, wow, dabar noriu, einam. Ir tai sunku, todėl kad tai nepatogu ir reikia keistis. Ir tai stereotipai, kuriuos aš, pavyzdžiui, pastebiu su suaugusiais žmonėmis, tai o ką aš iš to gausiu? Alga, diplomas, ten, nežinau, kažkokie tokie materialiniai dalykai, kurie užtikrina tavo vietą visuomenėje. Ir labai ne visur, aš pritariu, kad tai keičiasi, bet lėtai. Ir vis dar Lietuvoje dažniausiai mes laukiam iš suaugusių, tau po universiteto, tu turi darbą, šeimą, kažkokią, tu turi būti visuomenės narys pagal kažkokią tokią matricą sistemą. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, atvažiuoji inovatorių mokyklą pagyventi 2 mėnesius, pakeliauti ir pakurti projektus, ten dainas laukia padainuoti, jeigu tau įdomu, žmonės biški kreivai gali tave pažiūrėti, ne? Toks, kad čia darai, o diplomą gausi? Ne, negausi. O pinigus uždirbsi? Ne, neuždirbsi. Tai ką gauni? Labai daug gauni. Tavo smegenys mokytis visą gyvenimą ir tuo mėgautis, programuotis, kad ateity, kai mokymusi, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, varpelis, ačiū. Varpelis suskamba, tu su džiaugsmu ir noru eini į tą mokymosi procesą. Aš dar galvoju, tie gajus labai stereotipai dėl to, kad tą mes mokymasi dažnai kaip tokį teorinį mokymasi priimam. Tai aš pats mokymus vedu, ateina, sako, tai ką skaidrių nebus? Ne, skaidrių nebus, tai kažką darysim. Tai tokio esam to patirčių turėję ir kai ruošėmės diskusiją ir diskutavom, sakėm, kad Kursuok platforma labai tą praktinį mokymasi atnešė. Tai labai įdomu, kaip ta platforma, kokią įtaką padarė ir kaip pasikeitė tas suaugusiųjų mokymas. Tomai, tau klausimas. Aš tai galvoju, kad turbūt dar pasikeitė, žinai, taip greit nepasikeitė, nes čia mūsų gyvenimo ciklas dar neilgas, ar ne, metų dar nėra, ar ne metų gimtadienio neatšventėm, bet visai greit švęsim, laikas greitai bėga. Bet apie praktinį mokymą kažkaip man dar irgi, varpelis irgi suskamba galvoju ir praeitą savaitę, ar tai buvo ne praeitą savaitę, turbūt praeitą savaitę turėjom kitos tematikos, kitą miestę, ar ne, konferenciją. Gruodis konferencijų metas, turbūt visi tą jaučiame, linkėjimai tiem, kurie rytoj važiuosite į Birštoną. Tai daug, gal nedaug, bet tikrai buvo kalbama ir iš mokytojų, turbūt pusės apie tai, kaip, nežinau, niekas nieko nebenori, niekas nieko nenori ir panašiai. Ir, nežinau, pabūsiu nemandagus, leisiu savo retrospektyviai sureaguoti, kažkaip biški pjauna širdį tie žodžiai ir kažkaip sunku ar ne tuo tikėti.
kai, tarkime, namuose irgi auga dūšia jauna, kuri visko nori. Tai vadinasi, kažkas kažkur kažkaip įvyksta, kad kažkas kažko nebenori. Tai vad reikia susimastyti, bet turbūt čia būtų gal per stipru dabar diskutuoti ar ne apie tai, bet kažkas kažkodėl kažkaip įvyksta. Ir vienas kampas turbūt tikrai labai geras, tas praktinis prisilietimas, ar ne, nes pakankamai turbūt ypatingai jauni žmonės, ar ne, yra aktyvus, turbūt po 25 metų, kai smegenys susiformuoja ir pradeda racionaliai mąstyti, gal kažkur aktyvumas ar ne, ir mažėja, bet turbūt vėl, nežinau, tik tai skaityti ir, ar ne, skaidres matyti ir kažkaip jas reaguoti, velnės gal tikrai nuobodu, ar ne, tai to tokio praktinio iš tikrųjų įsitraukimo tikrai reikia. Kursuok šiuo atveju, ar ne, su tuo reikalavimu savo iš tikrųjų, tai yra formalus reikalavimas, kad dabar bijau susimauti ir nepasakyti tikslaus procento, bet 70 nesusimovus, 70% ar neturėtų būti skirta praktiniam mokymui. Vėl, čia turbūt irgi tam tikra prasme yra ir pačių teikėjų sąžiningumo klausimas, ar ne, kaip mes tą praktiškumą ar neišreiškiam, bet prisipažinsiu, jog šitą normą ir šitas mąstymas yra atkeliavęs galbūt ir iš profesinio mokymo pasaulio, nes ten iš tikrųjų pats programų konstruktas ir yra apie tai, jog ir tiesiog iš duotybės, pavadinkime, ir ne iš pačios specifikos, kad daugiau yra apie praktiką, ar ne? Bet vėl, kada keliaujame į suaugusiojo smegenis, į suaugusiojo pasaulį, tai galbūt yra labai logiška atnešti tą ne tik tai šnekėjimą apie kažką, bet ir iš karto, ar ne, praktikavimą, bandymą, darymą, klydimą, neklydimą, ar iš karto teisingai dalykų darymą. Tai aš šiaip galbūt taip į perspektyvą, žiūrint iš tikro, ir mūsų pats tikslas apie kursuokę, jeigu vėl kalbam, judant pačioj pradžioj, buvo, žiūrint į perspektyvą, jog tai taptų, iš tikro, tų, kurie nori mokytis namai, kad jie žinotų, kur ateiti, ką surasti, kad tai būtų tam tikras garantas, jog ne tik tai, nežinau, bendra Google paieška tau kažką pasakytų, ar, nežinau, čia GPT ir Gemini kažką patartų, bet ir, kursuok sistema tau galėtų parodyti, ar ne, kas yra, kur geriausia, kur įdomiausia, ką tavo kolegos bendra patirtiečiai tau sako, rekomenduoja ir panašiai. Tai va, ir tas praktiškumas, pritaikomumas, irgi reikia tikėti ir tikim tuo, ir tikiu tuo, kad jisai, neša tam tikrą stiprią naudą. Inga, o kodėl žmonės renkasi pas jūs mokytis? Su kokia motyvacija ateina į tuos pačius kursuok kursus? Papildysiu, ką tik ir vardino kolega Tomas, tai tikrai ateina su ta motyvacija, kad nori prisilies prie įgūdžių, kurių tą dieną mano, kad dar neturi, įgūdžių kompetencijų, būtent tų, kurių tiki, kad reikia šiandien arba rytoj darbo rinkai. Ir kursuok platforma, fantastiškas įrankis, kas dar nebandė, tai tikrai labai labai rekomenduoju, todėl kad mes galim per tas 54 akademinės valandas išmokti visiškai naujų dalykų, tai yra ir dirbtinio intelekto, ir softinių įgūdžių, minkštųjų, tai tas praktiškumas plus, kad viskas yra iš teorijos į praktiką, leidžia ne tik tai išgirsti ir, žinot, išgirsti, kaip visur mes galime išgirsti, perskaityti knygų YouTube, bet tu iškart prisilieti, iškart gauni namų darbus, gauni užduotis, gauni bendruomenės palaikymą. Tai yra fantastiška ir aš manau, kad ateitis yra apie įgūdžius, kompetencijas, o ne tik žinias. Ir aišku, pritarsiu Tomo minčiai, kad dėja, bet mes esam šiek tiek jau vyresni, ta motyvacija kartais dingsta ir mes nebepasitikim savo kažkokiais tai galimybėm, galbūt išmokti naujų dalykų. Ir čia prisimenu vieną labai juokingą tokią statistiką. Švedijoje buvo daromas mokslinis eksperimentas ir buvo paklausta vaikų, ar jie moka piešti. 6-7 metų vaikų paklausė, ar jie moka piešti. Kaip manot, auditorija, kiek procentų vaikų atsakė, kad moka piešti? 99,7. Tai vienas gal vaikas, matyti, neatsakė, kad moka piešti. Ir po to iš karto buvo paklausta suaugusių žmonių, va kaip mes tokių rimtų jau suaugusių žmonių, tai ir mokat piešti. Kaip manot, kiek procentų atsakė žmonių, kad moka piešti? Kažkas beveik pataikė, 7%. 7%. Tai mano klausimas čia yra labai tiesiog paprastas, žemiškas. Tai kur dingo tie virš 90% žmonių ir kodėl mes pradedame bijoti savo gebėjimais, savo galimybę išmokti kažkokių naujų dalykų. Ir aš manau, kad čia slypi tam tikros ir psichologinės baimės. Vėlgi tie patys psichologai yra pasakę, kodėl žmonės dažnai bijo mokytis naujo dalyko, nes mano, kad nesugebės. Bet jeigu nepabandėjai, tai kaip gali sužinoti, kad čia labai sudėtinga. Aš kai matau, kaip pas mus studentės, kuriuom yra ne tik per kursuok, bet per mūsų autorinius kursus, virš 60 metų puikiausiai mokosi technologinių įgūdžių, dirbtinio intelekto. Tai yra, fantastiškai gražu žiūrėti, tai aš manau, kad mes kiekvienas turim labai daug potencialo. Klausimas tik, kad patikėtume savimi ir kaip tas vaikas sakytume, aš galiu to išmokti.
Aš panardžiau po kursuok sistemą, pažiūrėjau, kas man būtų įdomu, tai jau irgi jūsų paklausiu, kokie jum kursai užkliuvo už akies, tai man mokytis naudoti epoksidinę dervą buvo labai įdomu. Pavojingas kursas, atsiprašau, iškart informuoju. Pilotuoti droną pasirodė labai irgi įdomus, mokytis pilotuoti droną ir surinkti droną labai įdomus kursas pasirodė. Ir daug tokių irgi praktinių įgūdžių, ten nagus lakuoti, buhalterijos kursai ir taip toliau panašiai. Kas jums užkliuvo, ką pamatėt įdomaus? Ne, tai man tai aišku labiausiai kibinai užkliuvo, nes mes nuo tų kibinų daugiausiai per galvą gavom, tai pasijuokiant truputėlį, bet šiaip tai vėl, nesinori ir kibinų teisti, ar ne, nes vėl, apart to, kad kam skanu, kam neskanu, bet tai visas mokymasis, kuris yra ir kursuok platformoje, tai jisai, gali būti labai įvairiai panaudojamas, ar ne? Viskas tvarkoja, gal tu savo vaiko, ar savo, atsiprašau, gimtadieniui labai gerus kibinus išsikepsi ir taip staupysi kokius 500 eurų, ar ne, nes užsakymas brangiai kainuotų, o gal, nežinau, tu Trakuose turi guštelę, ar ne, kur nori atsidaryti savo restoranėlį. Tai va, bet aš dar labai norėjau pasijuokti apie tą piešimą, kad galvoju, kad tas piešimas galimai dailės pamokoje dingo. Aš tai būčiau prie tų, kurie atsakė, kad tikrai nemoku piešti, atsiprašau labai. Supratau. Paklauskime auditorijos, kas iš jūsų šiuo metu, ką nors mokotės, pakelkite ranką. Tai taip. Vilnius užtikrinti. Ok, taip sakyčiau pusę salės. Dabar dar irgi toks klausimas įdomu, dėl ko mokotės. Tai 2 variantai bus atsakymo. Mokausi tam, kad kažkokį įgūdį išmokčiau ir pagerinčiau savo karjerą, darbą arba įsidarbinimą, ar dėl dūšios mokausi. Tai kas mokosi dėl dūšios, pakelkite ranką. Aha. O kas mokosi dėl įgūdžių, karjeros ir profesinės veiklos? Galima ir 2 rankas pakelt. Žinokit, ir labai panašiai. Tai kažkaip mes irgi, kai ruošiamės diskusijai, diskutavom, kad ta motivacija tokia skirtinga žmonių. Vieni mokosi tam, kad įsidarbinimą savo pagerinti, o kiti dėl to, kad man smagu. Tai gali būti, kad tie ir kibinų kursai, ar ten mokytis gaminti lėtai, šaltai rūkytą mėsą, irgi gali būti labai aktualus ir įdomus įgūdis ir padėti tau save realizuoti. Bet taip pat ir Inga kalbėjom, kad dabar kokia tendencija globaliai yra pastebima, kad daug žmonių turi tą papildomą antrą darbą. Tai... Vienareikšmiškai. Ir pasaulinė tokia tendencija, aš ką tik iš Amerikos grįžau iš konferencijos, pilna buvo apie tai pranešimų, kad mes vis tiek keliaujame tai, kad žmogus turės keletą darbų ateityje. Vieną darbą pagrindinį matyti ir darbą po darbo. Tai tam, kad tu galėtum turėti tą darbą, tu turėti labai praktišką kažkokį įgūdį. Ir aš ką pastebiu ir iš mūsų studentų, vis dėlto tai yra tikrai didelis skaičius, kas metai, sakau, virš 3000, tai mes irgi, kai darom statistiką, apie 20% visai kas sako, kad aš noriu įgyti naują įgūdį, kurio dėka galėsiu turėti papildomą darbą. Tai, man atrodo, yra labai praktiškas tiesiog požiūris ir jisai labai atitinka pasaulio tendencijas. Tai, Nadežda, paklausimo, tai koks tas ateities raštingumas turėtų būti? Ko žmonės turės mokytis ateityje, nes žinau, kad jūsų mokykloje netgi ateities raštingumo turit ekspertą, žiūrėjau. Tai aišku. Šiaip mano mėgstamiausias gal būdas, mokyklą aš sakyčiau taip, aš nežinau. Tai buvo mano karjeros toks momentas, kad aš supratau, kad yra dalykų, kurių aš nežinau ir aš turiu labai sąžiningai, aiškiai apie tai kalbėti, todėl kad labai faina diskusija ir mokymasis prasideda nuo to. Ir iš tikrųjų buvo šiandien minėta, kad mes nežinom labai daug dalykų apie ateitį, kad tos profesijos, kurios bus ir kurias vaikai dirbs ateityje, mes apie jas nežinome. Ir jeigu to biškai pagalvoti, man labai patinka kalbėti apie žmogijos ir mūsų smegenų natūrą, kad mes esame labai primityvus gyvūnėliai. Žmonija šiaip, homo sapiens egzistuoja ten 300 000 metų, ne? Agrikultūra tik kokių 12 000 metų. Ta revoliucija, industrinė revoliucija, biški daugiau nei 200 metų, o mūsų technologinis amžius 20. Tai čia trupinėlės. Mes patys ir jau yra neuromokslų, žmonės bando suprasti, kaip tai paveikia mūsų smegenis, todėl kad faktas yra, kad jaunimas išaugęs technologiniam amžiuje, paskutinius 20 metų, jie kitokie, jų smegenis keičiasi, bet jie negali susigaudyti, todėl kad 200 000 metų, per kurias mūsų smegenys išsivystė, evoliucionavo, 20 metų tai yra niekas. Bet
dalykai keičiasi, mokymasis keičiasi, mūsų smegenys bando, labai sunkiai, keistis, bet mes nežinom apie ateitį. Ir kaip tai priimti, šiaip mes ir gyvenam šeštojo išnykimo laikais, taip pat papildomai, labai sunku, bet kaip pozityviai tai žiūrėti, ne? Kaip linksmintis ir tą nepatogumą, arba kaip kolega sako, kančia, mes galim joje gyventi ir su malonumu, su džiaugsmu mokytis. Tai vat, nežinau. Ne, aš taip visai sureaguoti, tai pagalvoju apie savo vaiką, 7 metai jam, į pensiją išeis 2097 metais, tokią prielaidą darau, kad po 7 metų, brač, tai tikrai niekas nežino, kaip dalykai atrodys, reikės tos motivacijos kažkaip. Tai vat mano sekantis klausimas būtų... Bet aš papildysiu. Gerai. Okay. Lygiai panašią diskusiją turėjom ir tikrai labai geras tavo klausimas yra, ar ne? Briuselė buvo susirinkę iš viso pasaulio socialiniai inovatoriai, tai reiškia žmonės, kurie kūrė pokytį pasaulyje, ar ne? Ir mes turėjom tą pačią diskusiją būtent temai, tai kokiegi tie įgūdžiai, tai ką dabar duoti tam ypač vaikui, jeigu jisai, kaip sakai, net neaišku, kokį darbą dirbs. Bet brangieji, softiniai, minkštieji įgūdžiai, kūrybiškumas, lankstumas, gebėjimas mokytis, gebėjimas dirbti komandų, gebėjimas būti savi lyderių, tai reiškia save motivuoti, ne išorė tave turi motivuoti, ne, tu pats save turi motivuoti mokėti, ne, gebėjimas siekti tikslų, gebėjimas būti empatišku, tai yra emocinis intelektas, dvasinis dar yra toks dalykas kaip intelektas, kur vis daugiau apie jį šnekam. Tai yra tam tikri baziniai dalykai, kurie ir daro mus žmogumi. Ir to tikrai nepakeis dirbtinis intelektas ir jokie skaitmenos įgūdžiai ar nežinau išradimai. Tai aš manau, kad mes visai ką galime atsiremti į tą bazę, kas mus daro žmogumi. Ir šituos dalykus, jeigu mes ugdysime vaikuose savyje nuolatos, ar ne, kaip įgūdį, aš manau, kad tai padės mums susišnekėti, kurti šviesesnį pasaulį ir turim to mokytis. Su dirbtiniu intelektu girdėjau, čia visi tikėjomės, kad dirbtinis intelektas ir robotai atliks tos baisius darbus, kur nereikės daryti, bet dabar dirbtinis intelektas ir dainas kūrė, ir vaizdus kūrė, ir piešia ir taip toliau panašiai. Tai viena iš tų niurių vizijų, kad liksim išvežiotojais maisto. Tik tai. Robotams, jo. Tai aš galvoju, grįžkim prie tos motivacijos. Tai, bet kaip atrasti tos motivacijos, kad tas mano Lukas 2097 metais dar būtų motyvuotas gal ir pensijoje kažką pasimokyti, būdamas senioru, tai klausimas būtų toks, kas jūs motyvuoja mokytis, ir ką jūs patartumėt suaugusiam žmogui, kaip jisai galėtų efektyviai mokytis. Tai Nadežda, gal nuo tavęs pradėsim. Mane motyvuoja mokytis noras pakeisti pasaulį galbūt, taip pat jeigu globaliai, bet taip pat santykiai su žmonėmis, todėl kad kaip mokytoja, aš galvoju, mano vienintelis darbas tai kurti santykius su žmonėmis ir per tuos santykius tada aš sugebėsiu suprasti, ko žmonėm reikia mano mokiniams ir tada jie patys tai suras. Todėl kad tai reiškia mokymasis visą gyvenimą, tai tas santykis ir santykių kūrimas ir visi tie minkštieji įgūdžiai, jeigu žmonija bus, tai mums reikės minkštų įgūdžių. Faktas. O kitų atveju tai nereikės ir galvoti apie tai. Tai minkštų įgūdžių reikės? Jo. Šeštas susirinkimas, ką čia darys? O ką motyvuoja mano mokinius mokyti, ką aš pastebu? Pradėjau. Optimistas iš dešinės čia man. Tai iš tikrųjų jo pokyčiai. Žmonės nori keistis patys, keisti savo aplinką, keisti kartais šalį, Europą, pasaulį. Jie nori kažkokius pokyčius matyti, bet bijo kartais ir jiem reikia tos padrąsinimo, drąsos ir pasakyti, kad tu gali. Ir kartais reikia pradėti nuo mažų dalykų, kad ten nenoriu, nežinau, aš ten galvoju, ten blynus užkepti pusryčius, bet gal nemoku, nežinau. Tai davai, darom kartu. Aš ten nenorėjau projektą parašyti, darom kartu. Ir kai padarai vieną kitą, tai yra raumuo, drąsa yra raumuo, kurį reikia treniruoti. Ir aš galvoju, tokie visokiausi projektai pamažu, todėl kad smegenys neatskiria, kas yra sėkmė iškepti blynus ir kas yra sėkmė pakeisti pasaulį. Tas pats smegenyse. Tai pradedam nuo mažų žingsnelių, ne, ir tikrai tas raumuo augs ir motyvacija pasiliks su mumis, ji niekur nedings, jeigu ištestinai ją treniruoti. Ačiū, Tomai, kaip tu save motyvuoji? Pirmiausiai kulinaroje, po to pakeisime pasaulį, supratau. Nežinau,
Baimė. Šešto išnykimo. Baimė dėl ateities. Baimė šešto išnykimo. Bet tam tikrą prasme, jo, nežinau, ar aš turiu baimę dėl ateities ar neturiu, bet man atrodo, visi turim kažkokią ar ne baimę dėl ateities. Nu, tas, ir ypatingai turbūt dabartiniai situacijai, ar ne, kai nežinai, kur tie Kinijoje, Rusijoje surinkti dronai skraido, ar ne tik dronai, ar ne, bet čia gerai, gal nereikia 100 intonacijų šią akimirką. Bet baimė, tai baimė, turbūt baimė gali būti, nežinau, kartais ir skatintojas, kartais gali būti užgniaužėjas, ar ne, ir kažkaip dar prisiminiau, kad dar prieš tai norėjau reaguoti, kad mes šiaip, man atrodo, Lietuvoje turim tą tokią baimės kultūrą, netikėjimo, nepasitikėjimo kultūrą ir švietime, man taip atrodo, ypatingai klesti ir švietimo administravime, gal taip pasakyčiau, ar ne, kad mes, nežinau, kartais prisigalvojam tokių nesąmonių ir tokių perdėtų dalykų dėl to, kad bijom, kad kažkas mums kažką galbūt pasakys, patikrins. Ir... Ar konkretų pavyzdį galėtum pasakyti, vad kas tau kliūva? Negalėčiau, nes gali būti, kad tada, nes bijau, kad... Nes bijau, kad nesaugiai grįšiu namo šį vakarą. Jokauju. Rytoj dar kitą konferenciją važiuoti reikės. Atleiskite. Bėgsiu. Tai gal ne visai konkretų, bet tiesiog ar ne iliustracija. Mes tikrai kartais girdime ir iš kitų ministerijų, galbūt atsiprašau, bet ir iš savivaldybių kartais, kad o mes sugalvojom, kad reikia daryti taip, nes ateis ir auditas patikrins, ar ne, ar kontrolė kokią nors. Tai mes turime tokią, sakau, didžiulę... Nors šiaip vienoje rankoje, ne rankoje, bet vienam kanale, kaip sakant, komunikuojam, kad dirbantis valstybėje tarnautojai ir netarnautojai nebaudžiami, iš kitos pusės jie tragiškai bijo bet kokią mikroklaidelę ar ne padaryti. Tai čia galbūt, sakau, ta baimė vienu atveju gal iš tikrųjų gali būti ar ne motivatorius tau ir pačiam keistis, kartais gali būti užgniaužėjęs, bet jeigu šiaip dar galvojant, tai galvoju, kad man kartais labai liūdna, kai mes savo šalį, Lietuvą, nesugebam jos pristatyti ir labai vis bandom pasakyti, kad mes čia kažkokie labai postsovietiniai ir dar kažkas. Tai iš tarptautinių patirčių, kas mane labai galbūt mušė ir aš kuo toliau labiau džiaugiuosi, kad mes vis daugiau atsiveriam į save, turim mintyje savyje ir suprantam, kad velnės mes labai daug ko turim džiaugtis, bet kokie nors estai, net ir tie patys Latviai, kartais sugeba pasidžiaugti tokiais dalykais, atsiprašau, nesakykite estam ir Latviam to, kuriais mes net nesuprantam, kad reikėtų džiaugtis, nes mes galvojam, kad tai yra toks plintuso lygmens ar nedalykas. Tai kažkaip tai noriu pasakyti, kad ir apie tą patį kursuok, ar nekalbant, tikrai labai gera, kai tu iš tikrųjų gera, velniškai geras jausmas, kai tu gali pasakyti, kad we do have it in Lithuania. Ta prasme, kad jums nereikia iš Singapūro mokytis ar iš Prancūzijos, jūs galite ir iš mūsų ar ne pasimokyti. Tai čia tik vienas atvejis. Tai manau, kad tas iš tikrųjų noras, kad į mūsų su šypsena žiūrėtų, irgi labai motyvuoja mokytis ir keistis. Inga, mačiau, labai irgi norėsiu reaguoti. Aš noriu paklausti jūsų vieno dalyko. Sakykit, ar turit savo gyvenimo žmonių, jeigu jie jums atskambina, šypsena veide, pakelkite ranką, kas turi bent vieną tokį žmogų? Man tai skambina, tai faina. O ar turi žmonių, kur, jeigu, žinai, kad skambina, galvoji, geriau nekelsiu gal ragelio, nes kristi energiją. Turit, ar ne? Daugiau tokių žmonių yra, matau. Dėl ko aš tai miniu? Todėl, kad aš manau, kad vienas svarbiausių motivatorių mokytis gyvenime yra apsupti save žmonėm, kurių vertybės yra tokios pačios kaip tavo, kurie yra šviesus, pozityvūs, palaikys tave, nes to palaikymo taip beprotiškai mums reikia, ar ne? Tai dėl to aš labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien sėdės šitoj salėje, esat grupelėse, gali susirasti ir kipti parankę į draugą ir sakyti, tau patinka mokytis, man patinka mokytis, faina, draugaukim. Tai man atrodo labai svarbu save apsupti tokiais žmonėm. Ir matau, čia jau iš karto pokalbė apie tai prasidėjo. Nes tikrai, didžiausias motivatorius yra būti tarpe žmonių, kurių vertybės tos pačios, tada yra ilgalaikė motivacija. Nes žinom, kaip yra su trumpalaikė motivacija. Sportuosiu nuo sausio 1 dienos, ar ne? Ir po to dar vieni metai. Tai čia yra numeris 1 motivacija. Antra motivacija man asmeniškai, tai yra tiesiog tas didžiulis džiaugsmas išgirsti naujus dalykus. Ar pamedat irgi savo gyvenime tą jausmą, kai būna tas eurika momentas? Geras, kažką sužinojau naujo, ko nežinojau. Ta prasme, ir tai yra mūsų smegenis tiesiog krykšto iš džiaugsmo. Kas tą jausmą turėtų paskutinį mėnesį? Pasakykit irgi, rankos pakelimu. Būna net tų skanių pažinimo, džiaugsmo akimirkų. Tai man atrodo, jis yra be galo svarbios mūsų tą ilgalaikį motivacijai. Tai fiksuokim jas, džiaukimės, apsupkim žmonėm, kurie irgi nori mokytis. Ir man atrodo, mes tada būsime užkrėsti tokio gerojo viruso, kad mokytis tikrai reikia visą gyvenimą ir tai yra gyvenimo būdas. Valio. Tai aš
kažkaip apibendrintas labai žodis lietuviškas gražus kartu skambėjo, tai darykim dalykus kartu, bet iš kitos pusės žodis kartu ir kitą tą prasme turi, skonio prasme turi, tai gali būti, kad ir kartais ir vis tiek kartu bus mokytis, bet iš kitos pusės pagalvojau, aš kaip bakalaurą baiginėjau, taip jau buvau nusiteikęs mest, grupiokas sakė, nu davai, kaip nors, kartu duosim nusirašyti. Padėsime tau, tai va ta bendruomenė taip tikrai padėjo. Tai mano toks jau į pabaigą paskutinis klausimas būtų, ką dar valstybė galėtų padaryti tam, kad motyvuoti suaugusius žmonės mokytis. Nadežda. Čia yra valstybės atstovų. Kaip čia taip pasakyti? Aišku, visada galima daugiau investuoti pinigų. Aš esu labai giliai pacifistė, tai vietoj kariuomenės visus pinigus investuočiau į švietimą ir protingi žmonės nekurtų karo. Bet jeigu taip daugiau ant žemės stovėti, tai aš galvoju pripažinimas, kad tie patys minkštieji įgūdžiai, žaliosios kompetencijos įgūdžiai, visi tie dalykai yra labai svarbus ir norimi, todėl kad man rodos verslas jau tai pripažįsta ir daug šneka apie tai, todėl kad verslininkai mato, kad žmonės su kompetencijom, bet kartais trūksta gal kažkokių tokių žinių, faktiškų žinias gana lengvai galima įgauti, nueiti į žinių kursą, o kompetencijas reikia ugdyti ir ugdyti ilgai ir nuosekliai. Ir informacija nepadės mums išugdyti kompetencijas, tai yra socialinis procesas. Tai aš galvoju, jeigu valstybė daugiau dėmesio skirs ir komunikuos apie tai, kad vertina ir valstybės įstaigose, ir, nežinau, ten Seime, visuose lygiuose, kad kompetencijos yra reikalingos ir mes norim žmonių ne tik tai su žiniomis, bet ir su vertybėmis, kas yra mano nuomonė svarbesnis pagrindas. Tai gal tai. Inga, ko jūs iš valstybės norėtumėt? Aš pirmiausia, tai kaip lietuvė, esu patriotė ir kaip patriotė lietuvė galiu pasakyti, kad aš esu labai dėkinga mūsų valstybei, kad atsirado ir Kursuok platforma. Kodėl tai sakau? Todėl, kad atstovauju didelę bendruomenę ir kada sulaukiu padėkų laiškų, žmonės džiaugiasi, kad dėka gautų įgūdžių, žinių pakeitė savo karjeros kelią, daugiau pradėjau uždirbti, galų gale pakeitė savo tą mąstyseną, mindsetą, kad viskas čia įmanoma gyvenime, nėra viskas taip sudėtinga, kaip mums dažnai galbūt atrodo. Tai aš esu labai už tai dėkinga ir aš manau, kad mes visi esame už tai dėkingi. Ir jeigu galėčiau čia, aišku, vardinti sąrašą, reikia padaryti, kad tos ateities profesijos būtų lengviau reglamentuojamas, kad mes galėtume jau mokyti tikrai dalykų, kurie jau bus tik dar ateityje reikalingi. Čia galima būtų daug vardinti, bet gal vienas toks labai paprastas praktinis dalykas, tai galimybė ir Kursuok ir kitose platformose būti trumposiom programom, pavyzdžiui, apie 20 akademinių valandų, kur tu gali pasimti labai vieną konkretų specifinį dalyką ir jį išmokti ir pasičiupinėti, ar tau to reikia ateičiai tavo. Tai toks praktinis momentas, bet šiaip aš, man atrodo, mes gyvenam neįtikėtinai gerai, turim labai daug galimybių ir aš, kai važinėjau po pasaulio, po konferencijas, visą laiką labai didžiuojuosi, kad esu lietuvė ir patikėkit manim, kiekvienoje konferencijoje eilė būna žmonių, kurie nori pašnekėti ir išgirsti mūsų istoriją, kaip mes kūrėm, ką mes darom, ką mes atradę ir reikia tuo didžiuotis, nes mes neįtikėtinai daug padarė atradimų Lietuvoje, tai galbūt trūksta dar mūsų šalies viduje apie tai pokalbio daugiau ir diskusijos. Jo, to tokio pasigirimo sugebėti. Tomai, tau klausimas yra slaido, ar nereikėtų keisti Kursuok terminą nuo 5 iki 3 metų? Kad po 3 metų reikėtų pasinaudoti galimybę. Atsakymas taip. Ačiū sufleravimą. Teisingas atsakymas turbūt yra, nežinau, gal ir ne, gal reikėtų ne iki 3, gal iki 2, gal iki 1 metų ir panašiai, ar ne? Nes pati Kursuok sistema grįsta yra individual rank accounts, kaip čia, ideologija, ar ne? Pati sistema atkeliavusi, net nepasakysiu, iš kur pirmiau dabar pasimečiau, ar iš Prancūzijos, ar iš Singapūro, gal labiau iš Singapūro. Tai pati idėja yra ir ne, jog apskritai turi mintyje mokymasis, ką ir skaidrėse gal šiek tiek mažiau paliesti, turi tapti visuotinė teisė. Ir dabar mes sakome, kad kiekvienas
pagrindinį išsilavinimą ar neprivalome įgyti. Čia šiuo atveju galbūt reikėtų apskritai pradėti kalbėti, kaip iš tikrųjų užtikrinti galbūt tą galimybę mokytis tada, kada reikia. Aišku, vėl, po to atsiranda kiti klausimai, kaip susivokti man, kad tikrai reikia, ar ne, mane skatina, neskatina, paskatina, nepaskatina kažkas. Tai va, tai pritariu idėjai, bet sakau, jinai turbūt nėra čia teisingo atsakymo, ar 3, ar 2, ar 1, ar 5, ar 15, labiau pats principas, ar ne, kultūra ir panašiai. Ir tikrai yra problema, mes kultūros neturim ir jinai turi būti kažkokiu tai stebuklingų būdu užauginama. Tai va. Tai va, ačiū labai. Aš antrą klausimą pats paskaitysiu dar ir performuosiu šiek tiek. Čia parašyta yra darbas po darbo, ar reiškia, kad žmonės nebegalės išgyventi iš pagrindinio atlyginimo. Tai čia turbūt taip. Ir šeimai, ir poilsiui skiriamas laikas sumažės, turės atiduoti, aukoti antram darbui. Tai mano pasiūlymas valstybei būtų, aš 3 kartus žiūrėjau kursok sistemą, ieškojau savo kursų ir su savo netradiciniu darbu neradau galimybės ne po darbo mokytis. Tai 2 mažamečiai vaikai, plus dar išvažiuoja į renginius vėlai grįžti. Negaliu aš nuo be 15:05 iki po 9:15 dalyvauti užsiėmimuose kursuose. Tai ieškot gal tų lankstesnių formų tokių, gal 3 dienos, 2 kartai po 3 dienas pasimokyti kažkaip taip, kad galėtum dalyvauti ir kitokį šiek tiek darbą dirbantis. Aš čia dabar pasteisinimą tokį jaučiu, kad turim pasakyti, ar ne? Pasakyk. Iš tikrųjų, vėl, čia tuo lietuvišku, gal nelietuviškas turbūt, visur ir kitose šalise panašios situacijos būdavo, vykdavo. Turim truputį kovoti, jog, turim geruosius nuskriausti šiek tiek dėl to, kad atsiranda tų, kurie nėra tokie geri, taip mandagiai ir neišsireiškiant. Tai va, turbūt tikrai būtų galima ieškoti daug įvairesnių ar ne formų, kurios užtikrintų galimybės ir tau nereikia pasimokyti, gal ryte, pavyzdžiui, ar ne, prieš pusryčius, ar ne, prieš kiaušinienę, ar bet kurio, ar ne, kitų kažkokiu tai metu. Tai man atrodo, kad mes esam ieškojimuose, vėl sakau, tikrai. Ir pati kursuok tokia mintis yra, jog mes niekad nepasakėme, jog taškas, ar ne, istorijoje padėtas taškas. Tai dabar mes čia net kablelio, man atrodo, mes kol kas nepadėjom, parašėm turbūt kelius žodžius pirmojo sakinio ir žiūrime, kaip keistis, nes man atrodo, mūsų pokyčiai jau prasidėjo, jeigu ne nuo 1 dienos ir ne nuo 1 mėnesio, tai bent jau per 1 ketvirtį tikrai ar ne, jie pradėjo suktis, reaguojant į tai, kas vyksta. Ar ne, mes mokomės vieni iš kitų, kartais pakankamai brangiai, kartais nebrangiai. Tai manau, kad tikrai to keitimosi bus ir, sakyti, kad bus tik tai taip, kaip yra dabar, tikrai ne, mes neišvengiamai turėsime reaguoti. Tai lankstesnės formos, trumpesnės programos, ilgesnės programos ir nežinau, ir visi kiti atsakymai. Ta prasme, turbūt turi būti tai, ko reikia. Mums tik svarbu ar neturėti tokią kultūrą, kad žmonės iš tikrųjų naudotųsi ir nebūtų tų, kurie tiesiog dovanoja savo galimybę būti protingesniam, taip įdomiai išsireikščiau, kažkokiam neiškiam, mes turim tokį mandagų žodį žulikas, tai atsiprašau už jo pavartojimą čia šiandien, bet tiesiog kartais tikrai niekaip negalim suprasti, ar ne, kaip žmonės pasirenka galimybę mokytis ir jie tiesiog ar ne to nedarom. Tai iš principo tai yra valstybės dovanos tau, pavadinkime, ar ne, arba net ne taip, čia vėl kvailas išsireiškimas, tavo paties sumokėtų mokesčių, ar ne, neprotingas panaudojimas. Tai ir viskas. Tikrai? Taip, tikrai, žinokit, tikrai, laikas čia, žinokit, pas mus bėga. Tai aš galvoju, labai faina tas paminėjimas, kad tai yra dovana, galimybė kiekvienam gauti tuos 500 eurų ir išmokti kažką naudingo. Tai aš ir palinkėsiu kitais metais, kad būtų jūsų naujų metų rezoliucija kažką kitais metais išmokti. Ačiū. Dėkoju. Ačiū Jums, ačiū diskusijos dalyviams.